Sveiki visi. Susirinkę šiandieną čia, Litexpo rūmuose. Esat kasmetinėje kibernetinio saugumo konferencijoje. Aš esu Jokūbas Drazdas. Apirk Cyber Services įkūrėjas, dirbtinio intelekto, kibernetinio saugumo, ir bendrai inovacijų entuziastas. Šiandieną aš Jums pastatysiu pranešimą, kurio tema yra kibernetinio saugumo transformacija, dirbtinio intelekto revoliucijos amžiuje. Kokie iššūkiai ir galimybės mūsų visų laukia. Tad linkiu Jums malonaus klausimo. Sveiki. Malonu tiek daug šiandien Jūsų matyti. Esu labai prijaučiantis kibernetiniam saugumui ir džiaugiuosi, kad bendruomenė didėja. Pradėjau šiek tiek iš kitos pusės, rodydamas deepfake video. Jis nėra pačios geriausios kokybės, bet aš manau, kad Jūs kažką panašaus, kažkokius žinomus žmonės pastebėjote tikriausiai arba balso, arba kažkokiu veido bruožu. Bet kad suprasti, kiek tai užėmė nusifilmuoti telefonu ofise, buitiniam sąlygom, prie blogo apšvietimo, ta prasme, į šviesos pusę 30 sekundžių video, na ir kokias 5 valandas padirbėti prie kompiuterio, kad dirbtinis intelektas padėtų sukurti tokį video. Jeigu mes šiek tiek daugiau skirtume tam laiko, pasistengtumėm gražiai nufilmuoti, parinktume žmogų su panašiais bruožais, mes turėtume labai nuostabų rezultatą. Tai pradėjau iš kitos pusės, o dabar bandysiu vėl trumpai prisistatyti, kas aš esu. Tai kaip ir matėte, aš esu Jokūbas Drazdas, visą laiką save pristatau kaip Apirk Cyber Services įkūrėjas, nors mes šiek tiek dabar tą veiklą esame išplėtę, aš papasakosiu. Su kibernetiniu saugumu aš susidūriau prieš 8 metus. Tada keliavau Tibete ir mes susipažinom su keliais žmonėm, kurie man pasiūlė tiesiog pradėti verslą kibernetinio saugumo srityje. Tada žinau, kas yra kibernetinis saugumas, aš technologijų srityje šiek tiek jau dirbau, bet taip giliai tuo nesidomėjau. Na ir mes grįžę į Lietuvą, pradėjom kurti tą verslą. Pagrindė tai mūsų paslaugų sritis buvo įsilaužimų testavimas, auditai ir socialinė inžinerija. Aš nesu įsilaužimų testuotojas, gink dieve, bet su socialinė inžinerija aš dirbau nemažai. Tiek ir darydavom fizinius patikimus kažkokius, tai patalpas, prieimą prie infrastruktūros, aš pats tame dalyvavau, todėl turiu tokios šiek tiek patirties. Bet dirbant technologijų srityje, ir tada dar tas kibernetinis saugumas nebuvo toks populiarus, organiškai taip atsitiko, kad mes pradėjom teikti programavimo paslaugas. Pastatėme komandą programuotojų, tie sprendimai pradžioje buvo labai primityvus, bet laikui bėgant vizija buvo pereiti prie dirbtinio intelekto sprendimų ir mums manau, kad tai visai neblogai pavyko. Prieš 4 metus mes pradėjom dirbti ties keletų dirbtinio intelekto sprendimų, bet ne kibernetinio saugumo srityje. Mūsų toks sėkmingiausias sprendimas yra dirbtinio intelekto taikymas medicinoje. Mes dirbame su dirbtinės plaučių ventiliacijos duomenimis. Šiandien dienai esame patvirtinti, turime startupo statusą Nyderlanduose. Tik kolegos dabar šiuo metu tenai dirba. Mes darome testavimus kai kuriuose ligoninėse. Ir esame plug and play alumni su savo produktu Debref. Dėl ko džiaugiuosi, kad Lietuvoje akceleratorius plug and play buvo pritrauktas, tai tikrai manau startuoliam technologijų, kuriam tai padės. Tai aš manau, kas dirba ir su technologijų kūrimu dirbtinio intelekto sektorėje. Taigi tiek apie mane trumpai, o dabar aš norėčiau apžvelgti tematiką kibernetinio saugumo transformacija dirbtinio intelekto revoliucijos amžiuje. Mes turime atitinkamus iššūkius, technologijos mums tai leidžia ir galimybės taipogi. Taigi, dažnai, kaip pasakau, kad dirbu su dirbtiniu intelektu, visi klausia, o tai kuo dirbtinis intelektas skiriasi nuo mašininio mokymosi, kas yra tie neuroniniai tinklai. Gal mes labai giliai formulės neįsim, bet bendrai tariant, dirbtinis intelektas tai yra bendrinis toksai terminas, kuris susideda, kaip matote, iš 2 žodžių, dirbtinis ir intelektas. Dirbtinis tai kažkas dirbtinai sukurto,
intelektas tai jau daugiau žmogui priskiriama savybė mąstyti, priimti sprendimus, analizuoti. Tai dirbtinis intelektas yra bendra sąvoka priversti mašinas būti protingesnėmis. Mašininis mokymas, kaip toksai jau, yra pogrupis dirbtinio intelekto. Tai yra algoritmai, kuriuos apmokom iš pavyzdžių ir jie jau gali kažkokius tai sprendimus patys be žmogaus įsikišimo priiminėti ir daryti kažkokias išvadas, analizę. Na jau gilusis mokymas, kaip ir iš pavadinimo, tai yra visiškai giliau. Tai yra neuroniniai tinklai, tai yra visiškai sudėtingesnis priėjimas prie technologijos. Mes galime su neuroniniais tinklais pasiekti didesnė, tai yra daugiasluoksniai tinklai, per kuriuos mes galime pasiekti didesnį rezultatą, pavyzdžiui, apdirbti duomenis pikselių tikslumo, jeigu darom vaizdų atpažinimo sistemą. Tai taip trumpai, kas yra tas dirbtinis intelektas ir mašininis mokymas. Kiekvienam dirbtinio intelekto sprendimui vienareikšmiškai reikalingi duomenys. Be duomenų mes negalime kažkokios tai gauti išvados atitinkamos. Tai pirmiausia visą laiką reikalingi duomenys, bet dažnai būna atvejų iš patirties, kad duomenys dar reikia ir paruošti. Jie būna netvarkingi, kad dirbtinis intelektas galėtų juos apdirbti. Ir tuomet, kai jau duomenys yra paruošti, juos reikia apmokyti, pratestuoti, ir aišku, vyksta tobulinimas. Pavyzdžiui, iš patirties mes su savo dirbtinio intelekto sprendimu, tarkim, rekomendacinė sistema, kur yra paremta mašinio mokymus algoritmais, mes dirbam 4 metus, bet kad pasiekti rezultatą 93%, mes labai daug išbandėm algoritmų ir kaip prieiti prie to rezultato. Todėl tas procesas, apmokymas algoritmo kartais gali užimti tikrai nemažą laiko tarpą. Kokie duomenų tipai gali būti analizuojami ir toliau generuojami, nes aš taip užakcentuosiu, kad kibernetinio saugumo atžvilgių perspektyvoje yra labai svarbu turėti omeny, kad mums yra svarbus dirbtinis intelektas, kuris generuoja kažką. Tai iš esmės dirbtinis intelektas gali analizuoti tekstą, vaizdus, skaičius, nesvarbu balsą, garsą, muziką, kreivės, signalus iš įvairių prietaisų. Galima iš esmės analizuoti ir skirtingus, duomenų tipus. Pavyzdžiui, galim paimti tokį atvejį, rentgeno nuotraukas, kur nors pasienyje arba uoste yra rentgeno daromi vaizdų, rentgenų šviečiama kažkokie objektai, bandant užkardyti kažkokius tai kontrabandos galimybės, bet kartu galima analizuoti ir deklaracijas pasienyje. Tai mes galime pritaikyti du algoritmus. Mes galime analizuoti vaizdus rentgeno ir mes galime analizuoti, taikant natūralios kalbos apdorojimą. Galime analizuoti deklaracijas ir bendrai išvesti kažkokį rezultatą, rizikas įvertinti ir toliau panašiai. Taigi, dirbtinio intelekto kaip tokio įrankio galimybės yra labai plačios ir tų duomenų apdorojimo galimybės yra didelės. Čia tik tai fantazijos reikalas. Mes, pavyzdžiui, dabar pradėjom dirbti su šveicarų Roche Diagnostics korporacija, kur mes jau jungiame jų duomenis iš kraujo analizės. Tai reiškia, mes turime savo analizę, kurią darome iš dirbtinės plaučių ventiliacijos parametrų, plus prijungiame duomenis iš kraujo analizės aparato, mes tos duomenis apjungiame ir jau gauname dar tikslesnį rezultatą, negu mes turėjome prieš tai. Taikymos sritis labai platu. Mes matome, kad vyksta technologijų revoliucija ir visos sritis yra daugmaž paliečiamos dirbtinio intelekto. Tai mes kalbame apie mediciną, dabar aš mačiau, kad jau tikrai rimtai dirbama ties vėžio gydymo dirbtinio intelekto pagalba. Farmacijų yra vaistų atradimai dirbtinio intelekto pagalba. Ir aišku, logistikoje ir kur tik nori, karyboje, duomenų paieškoje ir taip toliau. Tai kibernetinis saugumas yra viena iš tų sričių, kurie tikrai turi daug potencialo sinergijų su dirbtiniu intelektu. Šiek tiek skaidrės ir reikalinga skaičių ir visokių statistinių duomenų. Tai norėjau parodyti, kaip dirbtinio intelekto sprendimų rinka
prognozuojama, kad auks 10 metų pirmin. Tai matome, kad tas didėjimas yra ryškus, matome prieaugį apie 20% metinį, bet aš galvoju, kad tai galėtų būti ir didesni skaičiai, nes iš tikrųjų, kaip besivysto dabar technologijos ir kas vyksta pasaulyje, ir kiek aš matau kažkur nuvažiavęs, kokių sprendimų, naujų ir idėjų kolegos turi, tai visko galima tikėtis. Kaip atrodo dirbtinio intelekto taikymas kibernetinėme saugume? Panašus augimas, apie 20%, skaičiai čia kai kur mačiau virš 20, apie 20, 19, bet vėlgi matom, kad rinka ir link ko aš vedu, kad kuo daugiau ta rinka didėja, to mes ir tikime, kad tų naujų sprendimų, dirbtinio intelekto sprendimų kibernetinėme saugume tik tai didės ir mes galime matyti visiškai pasikeitusią rinką kaip tokią, ta prasme, visai kitas priėjimas prie kibernetinio saugumo gali būti. Tai turbūt nepaslaptis, daugelis įmonių jau taiko atitinkamus sprendimus, dirbtinio intelekto sprendimus savo sprendimuose. Yra ir lietuvių kompanijų, kurios tą daro, kiek man žinoma. Bet, tarkim, Darktrace, tai jie iš vis turi visą ratą pasidarę nuo žvalgybos iki jau po to padarinių šalinimo sprendimą, kuris yra paremtas dirbtiniu intelektu. Tai taip kalbant, kokias galimybės suteikia dirbtinis intelektas iš esmės. Čia taip prezentacijų tai daug visko kažkaip tai sumečiau, bet iš esmės, ką mes galime daryti? Tai mes galime pirmiausia suprasti, reikėtų suprasti, kad dirbtinis intelektas gali apdoroti didelius srautus duomenų. Tai yra labai svarbu. Ir jis gali veikti 24 valandas, 7 dienas per savaitę ir taip ištisus metus. Jisai nepavargs, jis nenorės valgyti. Tai ką tai reiškia? Kad mes galime visą laiką stebėti duomenų srautus. Tai mes galime stebėti, kas įvyksta įmonės tinkle. Mes galime aptikti anomalijas, kažkokius tai netradicinius veiksmus, tiek pačio darbuotojo, jeigu jisai matom, kad iš jo profilio, kaip čia, suskaitos, bandoma daryti kažkokius veiksmus, kurie jam nebūdingi, tai jau yra, kaip sakyti, raudona lemputė. Galime iš anksto aptikti galimas grėsmės kitas, ta prasme, arba identifikuoti galimas socialinės inžinerijos atakas, tos pačius elektroninius laiškus, apgaulingus, kurie dabar ypatingai tobulėja, vėlgi dirbtinio intelekto pagalba. Vėlgi galime tikrai daryti neblogą žvalgybą ir imtis prevencinių veiksmų. Mes turime natūralios kalbos apdorojimo algoritmus, mes turime vaizdų algoritmus, mes vėlgi galime keistis greičiau informaciją. Čia vyko Office 365 ataka, ne per seniausiai, aš nežinau, ar ten kolegos dalinosi taip greitai, kaip galėtų tai daryti mašinos. Bet esmė, kad tas automatizacijos procesas tai yra greitesnė reakcija į galimus incidentus, jų valdymas, tai yra efektyvesnis reagavimas. Vėlgi, tai yra mažesni kaštai, mažesnis darbo krūvis, nes vėlgi tu gali nusimesti daug nereikalingo techninio darbo, kuris gali būti atliktas mašinų. Vėlgi, tada mes galime teikti, kad ir aukštesnį saugumo lygį gali organizacija pasiekti, bet priedo, kas dažnai yra bijoma, kad dirbtinis intelektas gali pakeisti ten žmonės, jiems reikės išeiti iš darbo, to tikrai nebus, vis tiek reikalingas yra žmogiškas įsikišimas, bet kokiu atveju dirbtinis intelektas tai vėlgi yra sistema, kuri gali klysti ir dažnai tai būna. Tik tai mes irgi vėlgi turime apie 3,2 berods milijonus kibernetinio eksperto saugumo specialistų trūkumą. Tai galbūt tokie įrankiai, kurie suteikia galimybės automatizuoti daug techninio darbo, jie galėtų būti panaudoti ir saugumo specialistai galėtų skirti daugiau laiko produktyvesniem darbam daryti. Taigi, kokie keliami iššūkiai? Kaip ir įžangoje jūs matėte video, kuris buvo sukurtas labai buitiniam sąlygom, specialiai nesistengiant, kaip sakyti, ištobulinti to video.
bet jūs matot, kad su mažais kaštais aš jau galiu kažką tai padaryti, sugeneruoti balsą, sugeneruoti vaizdą, ir kuris plius minus ir juda, ir lūpam krūtina ir taip toliau. Ir mes jau turime tokių atvejų pasaulyje, pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje vienoje energetikos firmai buvo incidentas, kuomet buvo sugeneruotas vadovo balsas ir buvo paskambinta pavaldiniui. Vadovas neva liepė pervesti į atitinkamą sąskaitą 220 berods tūkstančių eurų ir darbuotojas tą padarė. Balsas girdėtas, maniera panaši ir prašau, mes turime, sakyti, uždarbį. Teisingai. Tai iš esmės daug tų keliamų iššūkių dirbtinio pagalba, tai kaip ir ginklas, ne? Mes turime automatą apsiginti, bet mes turime automatą ir užpulti. Tai yra įrankis, kuris gali universaliai būti naudojamas tiek blogais tikslais, tiek gerais tikslais. Tai todėl, ką jisai šiandien duoda, tai mes matome, kad mes galime generuoti kažkokią tai balsą, audio, kažkokius tai garsus, galime bandyti apeiti klasikinės saugumo sistemas, galime ištobulinti phishingo atakas, galime jau personalizuoti tas atakas, labiau personalizuoti ir jos būtų sunkiau aptinkamos. Tai vėlgi, aš esu Lietuvoje, dabar sugalvojau kažkokiai korporacijai parašyti laišką, bet aš nemoku anglų kalbos. Aš neparašysiu taisyklingai, labai gražiai, taip kaip ten rašo, pavyzdžiui, amerikietis. Na ką, aš galiu per Google vertėją susirašyti ten kažkokį lietuvišką užduotį, kad jisai į ChatGPT įmestų ir jisai puikiausią laišką surašys, galbūt net personalizuotą, ir mes jau turėsim kažkokį rezultatą. Link ko aš einu, kad dirbtinis intelektas jau suteikia galimybę ir tokiem diletantam jau kažkokią tai žalą padaryti. Tai mes galim turėti didesnį, galbūt atakų skaičių, kadangi tai yra automatizuoti procesai, juos lengviau parengti. Tai vėlgi mes kalbame apie kenkėjiškų programų generavimą, tą patį duomenų nuodijimą, nes dirbtinio intelekto sprendimai jie taipogi yra pažeidžiami. Pavyzdžiui, jeigu taip kalbant iš savo praktikos, mes, kai taikome medicinoje dirbtinį intelektą, tai mums, kad jį sertifikuotis tą sprendimą, mums būtina pasidaryti įsilaužimų testavimą. Tai yra vienreikšmiškai. Bet aš manau, kad visiems sprendimams tas turėtų būti būtina ir reguliariai tai turėtų būti daroma. Dėl to, kad vėlgi mes galime tą pačią iš tos pačios sistemos nutekinti kažkokius duomenis. Mes galime šiek tiek įvesties duomenis pakeisti ir jau rezultatas dirbtinio intelekto sprendimo gali kisti. Reiškia, jeigu mes nenorim, nežinau, banke kažkokius, pavyzdžiui, sistemos, kurios automatizuotos, jos ten bando pinigų plovimo prevencijos kažkokius tai veiksmus atlikti. Ir mes šiek tiek pakeitę įvesties duomenis, mes galime kažkokius pavedimus ir jau kad sistema jų nebematytų. Ne? Tai yra jau daug visokių tokių grėsmių, kurios gali atsitikti, nes vėlgi mes turime autonominį automobilių valdymą. Teslos pavyzdys, visai neblogai jiems sekasi, bet jeigu mes gautume teoriškai prieimą prie kodo, mes galėtume kažką tai minimaliai pakeisti ir jau galbūt autonominis režimas jisai nebūtų toks tikslus, koks jis yra dabar. Tai tas pats liečia ir medicinai gydant žmonės ir visur. Todėl kalbant apie generatyvų dirbtinio intelekto taikymą, dark webe, tamsiajame internete, jau dabar yra įrankių, kurie už atitinkamą pinigų sumą suteikia galimybę sugeneruoti atitinkamą kenkėjišką kodą, padaryti geresnę phishingo ataką, pakonsultuoti atitinkamai kažkokios tai kibernetinės atakos klausimų. Pavyzdžiui, tie patys keylogeriai, kriptografija. Aš pats nebandžiau, iš tikrųjų, norėjau pabandyti, bet po to apsigalvojau. Bet iš esmės yra taip. ChatGPT, tai kaip toks garsiausias kalbos modelis, jisai turi limitus. Šitie sprendimai neturi limitų. Jie turi konkrečiai užduotį ir yra pritaikyti būtent tokių negerų dalykų kūrimui. Ir nors ir su ChatGPT, jeigu tu gerai pagalvosi, kaip suformuoti užduotį, pavyzdžiui, ką mes naudojam ten Nmapą testavimą,
mes surašom, kad vat, aš noriu arba pradėkime nuo pradžių. Aš nežinau, kokius naudoja įrankius testuotojai arba hakeriai. Aš susivedu, kokius įrankius naudoja įsilaužimų testuotojai. Man išmesta sąrašą. Šitas įrankis daro tą, šitas aną. Aš tada einu toliau. O kaip man šitą įrankį įsinstaliuoti? Ir jis man visą sąrašą duoda. Galit pabandyti namie. Tai iš esmės mes turime tokius įvairius sprendimus, kurie jau, kaip sakyti, tamsiajame internete jau už atitinkamą pinigų sumą jau yra. Jie gali duoti atitinkamą rezultatą, bet ir iš esmės tamsiajame internete visą laiką būdavo įvairių kenkėjiškų programų nusipirkti ir aplamai. Tai mums nereikia to bijoti. Tiesiog reikia suprasti tai, kad kadangi technologijos labai greitai keičiasi, nereikia stovėti vietoje, reikia bandyti išnaudoti šitos ginklus, kad mes galėtume pasiekti rezultatą ir kovoti prieš tuos piktavalius įsilaužėlius. Tai trumpai tiek ir ačiū už jūsų dėmesį. Ačiū Jums, labai įdomus pranešimas. Kas Jūs ten pradžioje buvote? Atpažinau tik Širinskienę. Aš nežinau, ar tai, ta prasme, aš norėjau ir geriau padaryti iš tikrųjų, bet aš po to pagalvojau, gali čia jau kirsti su normom. Tai jeigu kažką buvo panašus, tai gerai, jeigu ne. Puikiai. Gerai. Labai trumpai, daugiausiai laikų sulaukęs klausimas, kada čia GPT virs Skynetu ir mašinos sukils? Aha. Iš tikrųjų yra, berods, ar Chaos GDP, bijau sumeluoti, bet yra toksai modelis, kurio tikslas yra, kaip sunaikinti žmoniją. Nežinau, gal kažkam teko girdėti, bet jisai netgi Twitter'e ir buvo parašęs, kaip reikėtų sunaikinti žmoniją. Tai tokie modeliai, jie yra, kažkas tai jokų pagrindų tą daro, kažkas gal šiaip kažkokių tikslų turi. Gal dar toksai vienas iš akcentų gal turėtų būti, kad šiandien dienai mes turime pagalbą sukurti kažkokiam kibernetiniam atakom, dirbtinio intelekto pagalbą. Bet mes dar kol kas, bent jau nėra viešai žinoma, kad jau yra kažkokios tai kenkėjiškos programos, kurios autonominį valdymą turėtų, kurios visiškai nuo nieko nebūtų nepriklausomos, jos autonomiškai mąstytų ir siektų tenais, pavyzdžiui, užvaldyti visą pasaulio IT infrastruktūrą. Bet tokia tikimybė yra, ta prasme, teorinė. Tai mes visą laiką taip turime ir galvoti, ir mąstyti apie tai. Ačiū Jums labai. Ačiū Dėkui Jums. už atsakymus ir už pranešimą. Mes